Labą dieną. Mūsų pašnekovas sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, profesorius Romas Lazutka. Labadiena. Gerbiamas profesoriau, kažkaip labai sunku susigaudyti, kas čia vyksta, kiek čia tų planetų toj Lietuvoje yra ir kaip tie žmonės nesusitinka. O žmonės gyvena skirtingose pagrindinėse dviejose planetose. Paprastieji gyvuliai ir valdžia. Tai praeitą savaitę, visai neseniai čia šiom dienom, tiesiog kažkaip labai netikėtai nustebino vyriausybės kanceliarija, kuri paskelbė, kad inicijuoja 2 didžiulius sociologinius tyrimus. Vienas iš jų aiškinsis, kodėl tie žmonės, gyvuliai nenori gimdyti, nenori tų vaikų auginti ir jie dabar suskato aiškintis ir iš tikrųjų tai įdomu tai, kad pagal tai ketina planuoti strategiją valdžia šeimos, mūsų visuomenės, tai ką jie 4 metus veikia? Tikrai tie procesai yra žinomi, nieko nėra naujo įvykę, todėl kad jeigu kalbam apie gimstamumą, tai gimstamumas yra sumažėjęs visose civilizuotose šalyse, čia yra bendra ilgametė tendencija, taigi nieko naujo neatsitiko. Lietuva yra dar papildomai ypatinga tuo, irgi ne vien Lietuva, yra ir daugiau šalių, bet ypatinga tuo, kad buvo didžiulė migracija. Jau atkūrus nepriklausomybę dalis žmonių išvažiavo, bet tuomet dar nedrąsiai, nebuvo didelės galimybės, bet kai įstojome į Europos Sąjungą, tuomet atsivėrė bent keletos šalių sienos ir labai daug išvažiavo, o dar prisidėjo pas mus ir ta 2008-2009 metų krizė. Ir išvažiavo, žinoma, kad jauni žmonės, tai irgi yra tipiška, nieko naujo, kad mobilesni yra jaunesni žmonės. Ir tai reiškia, kad dabar tie žmonės jauni, kurie užvažiavo, jie gimdo jau nebe Lietuvoje. Tai reiškia, kad gimstamumas, kada skaičiuojama vidutiniškai tenkantis vienai moteriai, yra mažas, kaip ir kitose šalyse išsivysčiusiose, bet papildomai dar tų pačių moterų, kurios gali gimdyti, yra tokio amžiaus, irgi yra labai sumažėję. Ir štai rezultatas tuomet yra labai mažas vaikų skaičius ir jau dabar ateinančių į rinką yra nedaug, o ateityje dar jų turėtų mažėti ir ta tendencija, kuri yra visose, kaip minėjau, civilizuotose labai šalyse, turtingose šalyse, Lietuvoje dar yra sustiprinta tos emigracijos. O sakykit, iš tikrųjų, tie vaikus auginantieji, jie kaip palyginus su tais, kurie gyvena dėl savęs, kuriems svarbiausia yra gyventi savo malonumams, tie žmonės, vis dėlto vaikus auginti nėra lengva. Tai iš tikrųjų nėra lengva tos vaikus auginti, bet ar sąžiningai yra sakyti, kad, visi čia lygus, viskas normalu, nes tas pensijas tiem žmonėm, kurie marširuoja paraduose ir deklaruoja, kad gyvenkime savo, nes gyvenimas vienas, nebūtinai paraduose ir daugybė šiaip žmonių linkia dabar rinktis tą tokį gyvenimą savo. Tai ar yra sąžininga? Kas uždirbs jiems pensijas? Juk tikriausiai tie žmonės, kurie gimdo ir augina vaikus, tie vaikai. Mes vėl esam štai tokioj visuomenės raidos stadijoj, kada žmonės jau nebepriklauso, jų senatvė nepriklauso nuo savo vaikų. Ir tai irgi laikoma civilizacinės pasiekimas. Žinom, kad mūsų tarpukario Lietuvoje dar būdavo labai svarbu turėti vaikų, kad senatvėje būtų kas priglaudžiai išlaiko. Tai yra, žinom, tipiška būdavo užrašydavo vyriausiam sūnui ūkį su sąlyga, kad tėvai bus išlaikomi iki mirties. Tai irgi nebuvo gerai, todėl kad visai tai su tais sūnumis atsitikdavo ir be to tų vaikų, kai būdavo daug, tą ūkį reikėdavo išdalinti ir panašiai. Tai yra civilizacinis pasiekimas, kada žmonių senatvė nebepriklauso nuo konkrečiai savo vaikų. Tačiau visai nuo vaikų visuomenės mastu pabėgti nėra kaip, kadangi seni žmonės vis tiek nebedirba galiausiai, o viską sukuria, ką tenka vartoti ir seniems žmonėms, jau naujoji karta. Vis tiek vaikai, nesvarbu, kad ne savo vaikai. Ir štai tas civilizacinis pasiekimas atlaisvino žmonių rankas nuo vaikų auginimo, jau senatvė nepriklauso, ar turi vaikų, ar neturi, kokių vaikų, kiek turi vaikų, kokie tai vaikai, kaip jiems pasisekė gyvenime, arba ko jie pasiekė.
Tai yra tam tikras pasiekimas atskiro žmogaus atveju ar atžvilgiu. Ir tada tikrai žmonės, kada renkasi savo gyvenimo būdą, ar turėti vaikų, ar neturėti, kiek jų turėti ir panašiai, jiems nebėra taip svarbu dėl jų senatvės, nes jie žino, kad yra visuomeninės sistemos. Na, Lietuvoje tai tiesiog sodra, ligonių kasos, kurios apmoka gydymą ir panašiai. Bet visuomenės mes nuo to, kaip minėjau, niekur nepabėgam. Ir tai reiškia, kad reikia į tai atsižvelgti ir žiūrėti, o kasgi, sukuria tą naująją kartą, kuri paskui savo darbo išlaiko visus kitus. Tai tą naują kartą sukuria tie, kurie turi vaikų. Ir jeigu turi daugiau vaikų, aišku, kad jie turi daug ko atsisakyti savo gyvenime. Tai nebuvo iki šiol labai įprasta skaičiuoti, kiek, tarkim, kainuoja vaiko išauginimas šeimai. Todėl, kad, nuostata yra tokia, kad vaikai yra laimė, džiaugsmas, Dievo dovana ar pačių susiplanuota dovana šiais laikais, bet tai yra tiesiog džiaugsmas, laimė ir tiek. Bet ta laimė tikrai kainuoja ir nors atvirai taip per daug nekalbama, bet tikrai žmonės turi mažiau vaikų būtent dėl to, kad vaikų auginimas yra tikrai našta. Vienas dalykas yra labai svarbus, kad tai kainuoja pinigus. Jeigu važiuoja, tarkim, į pajūrį ir vienas dalykas užsakyti porai kambarį, viešbutį kainuoja vieną kainą, o 4 šeimai jau kitą kainą. Jeigu eina pietauti kavinėje, vėl kaina beveik dvigubai didesnė. Taip pat tai, ką perkam ir vartojam namuose, ir maistas, ir vaikų žaidimai, ir rūbai, ir būreliai, visa tai kainuoja. Ir žinoma, kad žmonės įsiskaičiuoja ir jie galvoja, štai ar verta užsikrauti papildomą naštą, tarkim, ypatingai, kai svarstama 2. ar 3. vaikas, bet ir tai dar ne viskas. Dar mažiau yra skaičiuojama ir mažiau kalbama apie darbą vaikams. Iš tikrųjų, tėvai juk tarnauja, dabar skaičiuojama ne iki 18 metų, ne iki 16, kada liktai vaikas jau suauga, biologiškai, bet iki 25 metų. Tyrimai rodo, kad europiečiai paprastai savo vaikus išlaiko arba remia vidutiniškai iki 25 metų. Vadinasi, 25 metus ir finansiškai, bet ir didžiąją laiko iki šito amžiaus dalį tėvai dar ir aptarnauja vaikus. Tai yra skelbia, daro maistą, vežioja į mokyklą, į darželį, į būrelius, į atostogas, veda į lėlių teatrą ir taip toliau. Visa tai yra darbas. Vėl, kadangi su savo vaiku, tai galima sakyti, tai yra džiaugsmas, bet yra alternatyva. Ar važiuoti atostogauti, vienam arba porai, ar tuo metu, kada yra vaikas iki kelių metų, ten metų, 2, visiškai kitokios bus atostogos negu kad be vaiko. Ir aišku, namuose kasdiena, vakare, ar tikrinti vaiko pamokas, rūpintis, ką jis apsirengs rytoj mokyklą, ar tiesiog sėdėti ant sofos ir žiūrėti filmą. Tai yra skirtumas. Ir todėl žinoma, kad žmonės skaičiuojasi, jeigu ir ne taip su kalkuliatorium, ne su Exceliu, bet intuityviai pasirenka tų vaikų turėti mažiau ir tada tie, kurie turi daugiau, tie savo darbo ir savo pinigais sukuria naują kartą, kuri išlaiko galiausiai visus. Bet ką, atostogaut galima ir vežti auklę, vietoj 2 bilietų nusipirkti ne 4, o 5, o kodėl ne? Taip, bet tai kainuoja, tada išvažiuosi vietoj 3 kelionių per metus, išvažiuoti tik 1 kartą. Manau, kad daugeliu iš mūsų nebus įmanoma išvažiuoti, kaip begalvoti. Ja. O dabar žmonės mėgsta išvažiuoti ilgam savaitgaliui. Jeigu tik tai penktadienis ar pirmadienis sutampa su kokia nors šventė, prisijungia ir tuomet skrenda ten geriausiu atveju į Europos kokią nors šalį, pietus. Tai su vaikais tai yra apsunkinta ir dėl laiko, dėl rūpesčio ir dėl pinigų. Profesoriau, esat paskaičiavęs, kiek kartų vaikus auginantys gyventojai daugiau prisideda prie visuomenės gerovės? Aš dėja nepaskaičiavau, o reikėtų Lietuvoje tokių tyrimų. Tikrai, aš mačiau, kad 2,5 karto kažkur, nei vaikų. Taip, tai aš tą perskaičiau, skaitydamas mokslinius straipsnius, yra paskelbti tyrimo rezultatai. Buvo darytas tyrimas vadovaujamas vieno iš Danijos profesorių kartu su Vengrų tyrimo institutu ir jie skaičiavo 12 ES šalių ir tas skaičius, kiek tėvai įdeda papildomo darbo ir pinigų į vaikų auginimą, lyginant su tais, kurie gyvena neturėdami vaikų, tai yra daugiau kaip 2,5 karto ir įvairiuose štai tose šalyse
tame tarpe įtraukta tiesa ten ir Lietuva, skirtumai yra labai nedideli. Skirtumai yra tik tai tokie, kad, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje, tai žmonės daugiau skiria pinigų, tarkim, vaikų išlaikymui, pirkti rūbus, paslaugas ir mažiau laiko skiria. Kitose šalyse priešingai daugiau tėvai praleidžia laiko su vaikais, o tai reiškia irgi galima išreikšti pinigais, kiek jie galėtų per tą laiką uždirbti, jeigu mokama už tai būtų alga, o vaikų priežiūra, žinom, kad yra ir apmokama. Būtent kaip minėjote, jeigu samdai auklę, tada jau tas darbas įvertinamas pinigais. Tai štai maždaug 2,5 karto, truputį nedaugiau, ir tas papildomos tos išlaidos būtent susidaro iš 2 dalių. Ir tiesiog piniginės, ir savo laiko. Sakykit dabar apie tas auklės. Jau dabar, kaip suprantam, bus galima nusisamdyti jeigu moteris ir vyras eis į darbą, tai galės nusisamdyti mėnesiui pusę auklės. Kita pusė turės kažkaip susiorganizuoti patys. Tai ar ta svetimo vaiko priežiūra kažkaip vertinama kaip darbas? Tai jūs sako, to savų vaikų priežiūra, tai kas ten? Pramoga ar baudžiava, ar kas čia yra? Kodėl tokie yra tikrai toks požiūris? Jis iš tikrųjų labai keistas. Nes vaikam nuo to turbūt negeriau, kad svetimi žmonės. Taip. Tai čia beje dėl to skaičiaus, kurį aš paminėjau, viešai gavau ir kritikos, nes sako, juokavo, kaip galima ten už 286 berods eurus nusisamdyti pusę mėnesio auklę, sako, savaitai, tai taip sunkiai užtenka. Bet ne konkretus skaičius, ko gero, kad pagrindinis dalykas, bet tą skaičių kol kas numato mūsų valdžia, kad tiek būtų skiriama tėvams, kurie išleistų pinigus aukliai. O tas klausimas štai, kad pinigus mokėti, jeigu samdai auklę šeimai, bet nemokėti, jeigu nesamdai. Tai čia yra susiję būtent su tuo, kad ne visas darbas yra vertinamas pinigais. Jau, kaip minėjau, jeigu darai kažką namuose, tame tarpe vaikams, tai tuomet piniginės išraiškos neįgyja, bet jeigu tą patį darbą darai kitam, jau gauni už tai pinigus. Tai ta pati auklė, jeigu į savo vaiką augina, tai pinigų negauna, jeigu į kito vaiką augina, jau pinigus gauna. Tas yra susiję su tuo, būtent, kad tas namų darbas nėra įvertinamas rinkos, jis taip pat neįvertinamas ir valdžios. Ir tuomet valdžia irgi nenumato, kad mokėti, tarkim, motinos algą. Tai gerai, jeigu šeima sprendė nesamdyti auklę, bet mama kurį laiką nedirbs ir tada tuos pinigus ji turėtų užsidirbti. Bet valdžia nenumato jai mokėti. Tada yra matyt naudinga šitaip, kad kaiminė susitarto, sakytų, aš žiūriu tavo vaiką, o tu mano, ir mes abi gaunam iš valdžios pinigus. Jeigu mes taip nesusikeisim, tai mes pinigų negausim. Va. Tai taip, dėja taip yra šiuolaikinėse visuomenėse, ir tai yra dar susiję labai smarkiai su moterų teisėm ir moterų šeimų į darbo rinką. Teigiama kaip visuotinis toks gėris, suderinamas darbo ir šeimos pareigų, bendriau sakoma. O iš tikrųjų didelė dalimi tai būtent to darbo namuose vaikams. Kaip yra galima suderinti? Tikrai pripažįstama, kad ir moteris nori turėti profesijas, dirbti, užsidirbti, turėti karjerą, tai irgi yra civilizacinis pasiekimas. Bet to civilizacinio pasiekimo yra tokia šešėlinė pusė, kad moteriai tenka dirbti tuomet 2 darbus. Vienas darbas už pinigus nuo 8 iki 5, o kitas darbas prasideda po 5, jau nuo pasiėmimo vaiko iš darželio, užsukimo į parduotuvę, vakarienės gaminimą ir paskui savaitgalio didžioji dalis, skalbiniai ir visi kiti dalykai. Tai štai, kada valstybė remia daugiau tą išėjimą į darbo rinką. Ir tas pavyzdys, kodėl valstybė būtent nusprendė kompensuoti išlaidas aukliai, arba iki šiol žinom, kad, tarkim, valstybė išlaiko vaikų darželius, didžiąją dalį finansų padengia, ar čia buvo miestų didelių savivaldybės, kur vaikų darželių stinga, tai savivaldybės pradėjo mokėti po 100 eurų, gal dabar daugiau, jeigu šeima leidžia į privatų darželį, nes valstybinėme nėra vietos. Tai vis čia yra tos priemonės, kurios padeda suderinti darbo ir šeimos pareigas, bet tai reiškia kartu padeda dirbti 2 etatais, žodžiu, ir vienu ir kitu. Taip, jeigu vaikas yra prižiūrimas auklės arba
vaikų darželė, tai tuo laiku moteris ar vyras, tėvas, jie yra laisvi nuo vaiko priežiūros, bet paprastai jie užimti darbo, savo pagrindinių darbų. Ir tai reiškia, kad vis tik tai tokios priemonės šeimai padeda tik tai tam tikrų būdų. Tik tai būtent ir kartu dirbti, ir turėti ir auginti vaikus. Bet vis tiek dvigubo darbo lieka labai daug. Po darželio, žodžiu, paruošimas darželio ir panašiai, vis tiek tai yra tėvų rūpestis ir tą darbą valstybė neįvertina ir pinigų už tai nemoka. Bet iš tikrųjų, ar nemanot, kad ir ta, net ir transporto strategija, jinai nepritaikyta žmonėms su vaikais, nes kai sakoma, važiuokit dviračiais, kam jums čia tose spūstyse, nereikia jums automobilių, aš visą laiką įsivaizduoju savo vyresnėją dukrą, kuri turi 2 vaikus, abu su tėveliu jos visą dieną vežioja ir dabar įsivaizduoju tą mamą, kuri ant to dviračio kažkaip užsideda 2 vaikus, 2 kuprines, 2 tašes su sporto jų būrelių įranga ar ten muzikos instrumentais ir 2 prekybos centrų didžiulius maišus ant vairo pasikabinusi ir taip jinai mina su tais vaikais tom gatvėm. Tai yra tikrai demagogija. Tai yra neįmanoma, tai fiziškai neįmanoma ir nepakeliama. Ne todėl žmonės važiuoja ir bando kažkaip padėti tos daiktus ir kažkur nuvažiuoti, kad jie yra bepročiai, runkeliai arba tenai nežinau kas. O dėl to, kad toks yra gyvenimas šiais laikais, labai daug daiktų su savim tenka vežiotis. Ir jeigu 2-3 vaikai, jeigu daugybę dalykų turi pakeliui suspėti padaryti, tai kas gali dviračiu? Single. Tas, kuris gyvena vienas ir savo. Važiuoju, švilpauju, nieko man nereikia, maža kuprinėlė ir jokių vaikų atsprandu. Tai iš tikrųjų, ar ta visuomenė nors kiek daro kažką tai, kad tai būtų svarbu, kad būtų įmanoma pasinaudoti, o ne varo demagogiją, kad žmonės kvaili durni dėl to važiuoja taršiai ir dėl to grūdasi į tą miestą su to mašinom. Na taip, pagrindinė vis tik idėja to mūsų, man atrodo, pokalbio, kad tikrai yra tokia didelė neligybė tarp tų, kas turi vaikų ir neturi. Tiesa, Lietuvoje dar ta sąmoninga vadinama vaikystė ne taip paplitusi, bet įplinta. Vakarų šalyse daug daugiau jau yra, kada jauni žmonės sąmoningai apsisprendžia nei vieno vaiko neturėti. Bet visiškai analogiškai yra ir lyginti ir matyti tą neligybę tarp tų, kurie turi, tarkim, 1 vaiką ir 2 vaikus. Tai galim sakyti, kad galbūt 2 vaikus auginti nėra dviguba našta, nes lieka ten išauktiniai batai ar dar kas nors mažiau kainuoja, arba tarkim, ar su 1 vaiku kur nors eini, ar su 2, bet vis tiek didelė dalimi tai našta yra papildoma. Ir tada taip, tie, kurie augina vaikus ir daugiau vaikų, jie sukuria naująją kartą, ją išugdo, kuri paskui išlaiko visus vienodai. Tie, kurie dirba, moka mokesčius ir išlaikom kelius ir dviračių takus tame tarpe tiesia visų mokesčių mokėtojų pinigais ir pensijos ir senatvėje labai didelė paklausa sveikatos apsaugai, nes žmonės dažniau serga. Tai visą tai turi finansuoti tie vaikai, kuriuos užaugina dalis visuomenės arba daugiau užaugino. Tai čia žinoma, kad valstybė turėtų būti pareiga tą neligybę atstatyti, tai yra šeimas remti daug daugiau. Ir tik tai vėl paramos formos yra svarbu. Jau kaip minėjau, dabar labai paplitusi irgi čia visuotinai visose tose pirmaujančiose šalyse ir Lietuva tarp tokių jau priskiriama, ta parama labai orientuota į tėvų išlaisvinamą iš šeimos į darbo rinką. Nors visai išlaisvinti nepakanka, o į tiesą, jeigu netgi ir išlaisvina, kaip minėjau, tai tuomet irgi reikia turėti galvoje, kad labai dažnai ta mama, kuri išeina anksčiau dirbti, na, tarkim, su vaikeliu būna, nors gali būti atostogose iki 3 metų, bet 2 metai apmokami, 3 metus jau pasirenka dirbti. Tai išėjus anksčiau į darbo rinką, į savo mokesčiai sumoka daugiau negu kad gauna iš valstybės, nes labai paprasta skaičiuoti, tarkim, jeigu uždirba porą tūkstančių eurų, o mokesčiai 20%, tai jau 400, o šeimos pinigai tik tai 100 eurų. Tai štai, tai uždirba daugiau negu kad iš valstybės gauna. Tai tą neteisybę reikėtų stengtis atstatyti ir tas atstatymas, žinoma, yra per didesnę paramą šeimai ir jos gerovės didinimui ir tai kainuotų, bet ta šeima iš tikrųjų dirba valstybė ir tai būtų nerėmimas šeimos, o tiesiog mažesnis įsiskolinimas šeimai, nes visuomenė šeimoms įsiskolina vaikus auginančiom. Ir štai
Tai būtų bent jau dalies skolos, didesnės dalies atidavimas. Ir dar yra klausimas labai svarbus, prestižas. Paprastai prestižas yra karjera. Pagrindinis dalykas. Paprastai kalbama, rodoma, giriamasi, kai žmonės ką nors pasiekia. Tarkim, parašo mokslinį straipsnį, apgina daktaro disertaciją, gauna universiteto diplomą, ar, tarkim, paskiriamas aukštesnės pareigas, tai vis yra proga pasigirti ir visiems aplink pasidžiaugti. Tuo tarpu, jeigu kalbam apie tai, kad mama suėjus vaikui 2 ar 3 metams toliau nedirba ir jį prižiūri iki mokyklinio amžiaus, tai apie tai bevelima nutylėti, nes tai, dar pašaipiai pasakoma, kad tai mamytės, tai namų šeimininkės. Tai čia yra dar problema, kad tiesiog neprestižiška. Nepaisant to, kada jeigu mes suskaičiuojam, kad šeima augindama vaikus iš tikrųjų visuomeniai padaro daug daugiau netgi negu tie, kurie dirba, bet garbinama yra labiau profesinė karjera, o ne šeimos. Ir tada tie žmonės vien tiesiog dėl statuso visuomenėje apsisprendžia siekti karjeros ir aukoti štai papildomai savo laiką arba aukoti vaikus, tai yra vaikų negimdyti. Nes yra pasirinkimas arba čia. Ir tai reiškia, kad valstybės ta pagalba turėtų būti ne vien tokia vienpusė, kad padėti karjerai, ir tai reiškia, kad tie žmonės vis tiek turėtų pareigas ir vaikų auginimo, ir plus dar siektų karjeros, bet taip pat padėti ir vien auginti vaikus. Tai žinoma, čia gali labai greitai sukritikuoti, kad grįžimas, moterų grąžinimas į virtuvę, į bažnyčią, žodžiu, ir prie vaiko, bet turėtų turėti galimybę pasirinkti ir visuomenėje, kad būtų štai gerbiama, man atrodo, pagarba būtų didesnė, jeigu tie, kurie augina vaikus, labai drąsiai sakytų kitiems į akis, kad štai aš turiu 2 vaikus, o tu turi 1. Ir tai reiškia, kad aš auginu vaikus, kurie tave seną išlaikys. Nes į sodrą mokės visi, tas, kuris turi 2 vaikus, tai jo 2 vaikai mokės sodrai, o kito, kuris 1, tai 1. O pensijos jų bus vienodos, jeigu jų algos būdavo vienodos. Tai štai, tai gali drąsiai sakyti, kad tu man prasiskolini. Ir tada galbūt visuomenėje, tas pripažinimas reikšmingumo vaikų gydymo galbūt prisidėtų ir prie to, kad daugiau žmonių ryžtųsi tos vaikus auginti. Ne vien tik tai materialinės sąlygos, bet ir požiūris, kultūra, prestižas. Bet gerbiamas profesoriau, taip normaliai buitiškai, vis tik, kai mes klausiam žmogaus, kas yra laimė, tai kas yra laimė? Dažniausiai tai yra šeima, tėvai, vaikai, mylimasis, ir tos laimės gal dėl to dabar ir nėra, tai kai tu vien tik rūpinės pats savimi, tai kokia čia ta laimė? Laimė gal, kai mes pamirštam save ir rūpinamės kitu, va tada turbūt, ne? Tai kokie čia tie paradoksai? Taip, karjera yra geras dalykas, tu labai svarbus, labai reikšmingas, ir beje, nuo to statuso priklauso ir atlyginimas, o nuo atlyginimo priklauso ir senatvėje galimybės. Tai tos mamos, galų gale jos apskritai 3 metus pabuvę su to vaikų jų mažėja, po to ir pensija, ir viskas. Tai kaip čia taip yra? Kaip čia ta visuomenė, jai kažkaip visiškai į skirtingas pusės jos tie prioritetai eina? Matote, kas yra laimė, matyt, kad vis tik yra subjektyvu, taip yra tam tikras požiūris, kuris galbūt yra dominuojantis ir jis, matyt, keičiasi tas dominuojantis požiūris, ir šiais laikais mes labai dažnai galim girdėti, kad yra labai svarbu mylėti save. Tai ankstesnės kartos, tai sakytų, tai yra smerktina, tai yra savimylė, o dabar tai moko net štai gyvenimo būdo, gyvenimo meno visokie kaučeriai moko, kad svarbiausia mylėti save. O mylėti save, tai kam tie vaikai? Tai vaikai tik tai trukdo. Taip, tai yra pokyčiai visuomenėje ir jie, man atrodo, kad turi įtaką žmonių paskui sprendimams ir būtent, ką minėjau, kad o kaip kiti žiūri. Žmonėms yra labai svarbus statusas visuomeniai, kuo tave laiko, kaip į tave žiūri. Tai štai formuojasi tam tikros grupės, jie vadinami burbulai, kur jie visai gerai jaučiasi ir mylėdami save, ir visai nebūtina jiems tą meilę išreikšti savo vaikui ar savo artimiesiam ir panašiai. Taip, tai vyksta tokie pokyčiai ir
Anksčiau tai buvo, atrodo, neįsivaizduojama, dabar atrodo ir kitaip, bet kita vertus, tai turi rezultatus, tai turi pasiekmes. Tai turi tokias pasiekmes, kad mes štai dabar jau matom Lietuvoje į darbo rinką ateinančių yra mažiau negu kad išeinančių. Tai reiškia, kad dirbančių ir toliau mažės ir gana sparčiai, o nedirbančių daugės. Ir kalbama dažniau apie pensijas, tai sako, sprendimas yra kaupti pensijai, bet tai ne tik pensijos klausimas, o kas išlaikys kariuomenę, nes mokesčių mokėtojai finansuoja ne tik tai pensijas, ir sveikatos apsaugą, ir kelius, kas autostradas remontuos, todėl kad dirba ir mokesčius moka irgi dirbantys žmonės. Tai jeigu dirbančių žmonių mažėja, tai mažėja galimybės išlaikyti bendrai visas tas viešasias sritis, ir tai reiškia, kad didžiulis rūpestis tiems, kurie lieka gyventi, ir tų, kuriuo dabar mažai, tai ir jie irgi sulauks senatvės ir jų padėtis irgi bus labai prasta. Gerbiamas Tai man atrodo, profesoriau, kad tie visuomenės procesai galiausiai dirbtinis parodo. intelektas, robotai išgelbės pasaulį. Dirbs robotai, viską uždirbs, o žmonės gyvens dėl savęs. Kai kas tokia mato perspektyvą. Man atrodo, čia taip buvo tokia raida visuomenių, kad išmoko kontroliuoti vaikų skaičių. Taip, kontracepcijos išradimas tai buvo revoliucija. Tuomet jau vaikų skaičius labai sparčiai mažėjo ir dabar taip labai lengvai yra planuojama ir dar kūriamos vis patogesnės ir modernesnės priemonės. Tai šitą gyvenimo pusę išmoko žmonėje kontroliuoti, bet antros pusės tai yra mirties neišmoko kontroliuoti. Ar kai kurie, galbūt tiesa, netiksliai pasakyti, būtų neišmoko kontroliuoti, išmoko. Eutanazijos klausimas yra svarstomas, bet vis dar nedrįstama. Ir tai reiškia, kad į žemę ateinančių žmonių bent jau tuose turtinguose kraštuose, civilizuotose labai sumažėjo, o išeiti kaip tik tai neskubama, kaip tik tai stengiamasi gyvenimą pratęsti. O pratęsiant gyvenimą, paskutiniam gyvenimo etape vis tiek žmonės yra nedarbingi ir priešingai, jie tampa panašesniai vaikus, sakoma, kad yra antroji vaikystė, kadangi tiems žmonėms vėl irgi reikalinga priežiūra. Ir čia štai, ta raida susidūrė su, galėtume sakyti, tam tikrą prarają arba su tam tikrą sieną, kad kažką tai reikėtų daryti. Ar pereiti roboto visuomenę? Galbūt, bet kuo mes čia dėti? Galbūt robotai ir gyvens ateityje, bet mes čia nelabai ko dėti ir mums matyti tai mus nei džiugins, nei liūdins, bet mūsų likimas pačių yra svarbu. Ačiū. Tai buvo ekonomistas, sociologas, profesorius Romas Lazutka. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.